taip atrodau. Šis ana išpačikė. Miega vietų pilna. O jau, kad čia elektrikai. Tom sako, čia keliautojai. tą aplankėm. Nuo šiandien šitas namą pasistatėm, skalbinius išdžiovėm, laužas užgeso, vakarienė nedaryta. Labas rytas, mes visai dar gyvi, keliamės jau. Pasistatėm palapinę miške, vidury mišką, o netoli jūros. Ką tik nulyja lietus eilinis, bet mes dar miegojam. Eisim virt kavos ir pradėsim 4. dieną Estijoj. Keliamės. Kokiam paplūdimy mes miegojam. Tai begalinis subukinės striukė prie jūros Liepos mėnesį. Pasistatėm belę kur miške, bet nebloga vieta. Tašės labai gerai atlaiko viskas, jos yra gerai. Bet tik vienas labai didelis minusas, kad norint kažką rasti, viską turi išimti. Viską. Visko daug ir telpa. Dešryčių gal išvirsiu. Ide. Žmogui reikia saulės, kavos, išskrenta klotuks, vėjas didžiulis, gaminami karališki pusryčiai, bamsriubė, pomidoriukai ir verda estiškos dešrelės. Bet ant visų pakuočių, kas nekeista, estiškų yra lietuviškai viskas parašyta, bet ant tos va nebuvo. Šitokios, tai reikia suprasti, kad čia licha, tai yra kiaulė. Dažniausiai būna nupiešta kiaulė. Bet šiaip ant kitų tai labai ant duonelės, šitokius duonelės radau, taigi pas mums tokios irgi būna duonelės. Čia rašo irgi estiškai. Estija. Paragausim. Visko išragausim. Vakar pamačiau parduotuviai va šitų tokių, atsimenat, krekerių. Bet tašiai krekerius vežti. Trupiniukai. Krekerių trupiniukai. Ir palmė, ir banginis, ir bus prie arbatos. Pasiruošęs? Iššūkiam. Varom. Šiukšles pasiimam. 4. diena, lai bus mažiau lietaus. Kažkas pamiršo Titaniką pasiimt. Stumiam. Bur.
Šiukšlės trukdo labai. Dviratis vis daros lengvesnis ir lengvesnis. Nu, apžiūrėkim, kaip čia gyvena Iškyšulio žmonės. Bet su balkonu atvarė miegojimo vietą, kai nereik tai pilna. Atrodo nėra vėjas. O taip atrodau. Šis ana išpačikė. Nu jūra pati ta, jeigu rami būtų, neįdomu. Jo, čia turėtų būti gražu vakare, labai. Einam į namą. Toms į viršų užsijoja, kaip man užlipti. O kai būtumėm šiltai nakvoję. Važiuoja iki galo. Maura. Tikras pasaulio kraštas, čia vienas iš tų mažesnių dar Iškyšulių, tai kiti bus dar didesni ir ilgesni. Mes čia dar 3 dienas važiuosim iki Talino. Ženklų įvairovė. Vienos duobės ir žvyrkelis šlaps. Nu visko pamatėm. 4 dieną tai jau nebelabai bestebime. Baigiam priprast ir prie vėjo, ir prie lietaus. Tuoj miegosim bet kur, bet kaip, valgysim, ar iš vis nevalgysim. Vandens tik problema. Mokykla. Reikėjo užsukti gal. Daug apleistų pastatų. Gal čia kažkokie kariniai buvo. Nes betoninis toks kelias, va, čia nameliai. Nakvynės vietų, va, pilna. Free. Kempint, jūra. Takelį. Kai nereik nakvynės vietų, tai va ir va. Ten turistas miega. Dviratininkas irgi. Bet va, ženklų yra, ką negali statyti. O jis pasistatė, nu. Taip pabūn, kai pakliūni į audrą. Einam akmeniniu taku per kažkokį šalmą neš. Nebeisim toliau, nes bangos. Taip. Dviratukai laukia mūsų. O visur va, palapinės, pavėsinės. Ir ten tas maus. Nemaušia Iškyšulys. Vėl kariniai blokai. Ir va didžiulis akmeniuks. Dar vienas. Ten lietus. Bet mes turim kur pasislėpti. Miega vietų pilna. Mes nieko nekomentuojam, kas čia per vietos. Tiesiog einam, žiūrim, kažką pamatom, sustojam. Nes čia nieko nesuprasti, pavadinimų nėra. Va ten tas ragelis, kur buvom pusę nuėję. Iki galo, kur galima daryti. Kažkas baltuoji laivai. O čia lipam ant tų rusiškų kažkokių angarų. O ten lietus. Jau ten lietus. Bet yra namelių lysim. Slepiamės nuo lietaus. Nu labai lėtai judam, bet iš tikrųjų negalima greičiau. Nes viskas įdomu, viską reikia apžiūrėti. Jeigu čia greit pravažiuosi, gali neužsukt, skaityk į tos ragelius visus, ane.
Kas nieko nepamatysi. Nieko nepamatysi. Kokios plytelės įdomios tokios, ne? Škalta čia. Ruščiai betonas. Tai jau. Kaip nejauku iš karto. Lašai buvo kažkur. Kambariukai kažkokie, viskas išjungta. Šitoj pusė šitą šimtą. Nejaukus labai. Lietaus šiandien pirmą kartą buvo užklupęs, bet mes jau išvengiam. Lietpalčiai sausi, mes riedam toliau. Link miestelio, link žemės, važiuosim į kitą iškišuliuką tokį, daug didesnį. Nulyja čia gerai. O kvep miške. Šilumytės tik trūks kokiu, plus kokiu 5 daugiau būtų čiki. Su ilgom kelniam, su ilgom rankovėm, šilta mint. Labai gerai mint, bet žmonių nėra, mašinų nėra, turistą tik vieną matėm su dviračiu. Lankytinose vietose labai nedaug žmonių. Lagaminai. Pirti užkūrę. Loksa. Vakar čia atvažiavom vėlai vakarė Loksa. tą vieną ragiuką važiavom šiandien, tai va kiek laiko užgaišom? Kokias 3 valandos, ne? Ir 30 km, nu mūsų tas greitis nedidelis. Dabar mynėm prieš vėją, einam į parduotuvę pasižiūrėti kažko valgomą. Varysim kitą dabar. Bet atein lietus, rodo, kad 4 valandą bus vėl liūtis. Viskam šalia akcija, bet kainas, tai čia, sakot, nu kainas, tai šitoj tai... Kosmosas, ne? Pusę pusę. Sakonas visokios, tai tas pats šabet. Visokie... Ai, tai va, grill, burgerių visi. Papietavom. Einam dabar, naują žodį išmokom, ponšuotis. Tai reiškia dėtis ponšus, dėtis antbačius, nes mano dviratis. Nes ten mes turim važiuoti ten ir prieš vėją, ir prieš lietų. Programėlė nemelava, rodė 16:00, prasidės audra, tai jinai jau kampiukais ateina. Bus smagu. 4 dienos pirms ponšas, bet jaučiu ilgam iki pat vakaro. Vėja rodo didelį, mums prieš vėją minti. Kai pasipošiam, tai nelys, specialiai muset. Tas piktas. Tai va norėjau parodyti kapines. Kapines labai mažytės, tokie maži paminklai. Ir akmenukais kažkokiais apdėtas. Čia miestelis tai nemažas. Aš gal dideliuose miestuose ir prabangesnis. Ne taip kaip pas mum altoriai didžiausi. Pončiai padeda nelyj. Keli lašai krenta. Bet po jo kaip karšta. Nu va, prasided lankytinos vietos ir tualetai. Yra? Nu. Va, dabar atvarėm į šitą vat ragelį. Čia eisim į... Eik tu savo, ateisiu pažiūrėti. Čia va yra kažkoks akmenų parks. Eisim po tą akmenų parką, po to grįšim čia, po to čia. Po to visur čia, tada čia. Va kiek jų buvo. Vieną aplankėm. Kurią mes buvo? Tą aplankėm. Va šiandien šitas ir tada išvažiuosim čia kažkur nakvosim. Va, yra kempingas kažkoks. Galvojau, kad čia elektrikai. Tom sako, čia keliautojai, vokiečiai.
būtų čia. Ten kyvis buvo. Tokiais takeliais turim važiuoti ekskursijom. Reikia bilietus pirkt, pareik! Čia reikia bilietus pirkt 10 eurų. O, tikrai neįsim. Užsukom į kažkokį uostą, Toms pirms nulėkė. Išlėkė mergaitė, sako, o, jis labai greitas buvo, aš nespėjau sustabdyti čia muziejus. Pirkit bilietus, bilietą kaina 10 eurų. Ten kažkokie seni tie pastatukai. Va, mes matai per mišką atvažiavom, mes nematėm čia. Va. Open, viskas, lentos parašytas, vartai uždėti. Privati kažkokie molai. Uostas sena teritorija ir kažkokie seni tie pastatai ir ant jų ten grafita išpaišyta. Ir atseit ten kažkoks muziejus. Normaliai. Na, pasižiūrėjom, iš šono mums užtenka. Varom toliau iš to iškišulę ieškoti. Riedėjo miško takeliu ir atriedėjom į švyturį pasižiūrėti. Ir ragelę galą atriedėjom. Atvarėm į 4 jau iš tų tokių didesnių iškišulių. Čia yra ten kažkur švyturys, ten yra kažkoks karinis pastatėlis, čia kažkoks free camping, varom pažiūrėti. Kažkoks paminklas čia. Karo laivam gal kokiem. Va, kiek mynė, žemyną kraštą. Tik tiek to vaizdo. Prasideda civilizacija, šiukšlių daugybė, bet va, šašlikinė keptuvės net yra. Matei? Pripuvę. Tikėjaus irgi didesnė. Sužakinta. Ten tolumoj, va tie kiti spigliai, kur mes buvom visi. Paukštis numiręs nuo paukščių gripo. Nu ir kas čia per supynė? Traukinukai važiuoja visokiais keliais. Jūriniai arkliai, žirgai. Ir vaikiuks yra. Jau jūra šėlstanti. Visą dieną debesys ėjo, bet mes gavom gal tik 10 lašų. Baigiam praminti apie 80 km šiandien. Įdomiausias buvo pirms tasai iškišulys, antram tai nieko ypatinga kažkaip tais. Daug kelia, na aišku, pušynų gražių vingiuotų, bet tiesiog išvargina tas kelias. Vėjas buvo ir šoninis, ir priešiškas. Nu, varom ieškoti nakvynės vietos, smagiausia dalis. Tikėkimės, kad bus gerai. Tokį daiktą tai reikia parodyti. Dviratininkam ir pėstiesiam. Liuks. Alaus iš to krano nebus, o žiūrėk. Vanduo netyra. Dirbk. Liuks. Ką tik pasigyriau, kad visą dieną lietaus nebuvo, tai dabar jaučiu visas iškris, atvarėm į tokį kempingą nemokamą. Čia gal dušai. Ai, va, ten jaučiu malkų yra tam namukė. Aišku, man biški nepatinka prie jūros ir lapuočiai, bet nu ką darysi, jau tiek atminė. Stalą turim, stogą turim. Jau kursim šitą. Kursim židinį, tik neturim vėl ko kepti. Kaip užkurti su šlapio malkom laužą. Namą pasistatėm, skalbinius išdžiovėm, laužas užgeso, vakarienė nedaryta. Nežinau, aš tokios nusimačius. Ten turėtum su kažkuo trenkti jam. Kaip galima pritaikyti balionėlį. Pailgą. Daugybės virs.
Naktis nieko nebesmato. Vakarienį nieko nebesmato, bulvių košė. Man sieht das die ganze Lange.